Sveiki visi, žinoti ir suprasti. Atrodo, daug skirtumų tame nėra, bet skirtumai iš tikrųjų yra esminiai ir kaip patys žodžiai gražiai tuos skirtumus parodo. Žinoti mes galime tai, ką perskaitėm, ką mums pasakė, ką mes išmokom. Suprasti galime eidami, gaudami patirtis kelyje. Žodis suprasti neša savo šaknyje dalelę ra, kas visiškai aiškiai nurodo į dieviško spindulio arba šviesos esmę, tai yra judėjimą. Kaip ir rasti. Rasti tu negali nieko stovėdamas vietoje. Kai tu eini, tu gali rasti. Todėl žinoti nepakanka, reikia suprasti. Ta žinojimą, kurį jūs iš kažko vienaip ar kitaip vis tiek gausite, eidami kelyje jūs patikrinsit. Kai jūs patikrinsit tai praktikoje, pamatysit veikia tai ar neveikia, tada jūs galėsit palyginti. Ir kai jūs palyginsit vieną ir kitą praktiką ir žinojimą, jūs galėsit pamatyti skirtumus. Ir tik po to, kai jūs pamatysite skirtumus ir galėsite palyginti, va tada jūs suprasite, reiškia, rasite atsakymus. Žinojimo nepakanka, reikia suprasti. Ačiū.